Lemba užrasojo. Labas, aš esu Agnius. Šiandien pašnekėsim antrą kartą apie ūkinius projektus. Pirmą kartą šnekėjom, gavau visokių komentarų ir piktų ir laimingų dėl projektų, dėl mano komentarų ir panašiai. Ir truputį padiskutuokim. Principe, kas yra projektai, minėjau šitame video, galite pasižiūrėti. O dabar ėjom prie to, kad dauguma žmonių galvoja, kad čia tie ūkininkai prisirenka projektų, čia, žinai, čia pinigus išplauna, čia kažkaip, žinai. Ir, o kaip veikia iš tikrųjų? Principe, sutrumpinta versija, ūkininkai sumoka daug pinigų projektų rašytojam, dažnu atveju gauna tik dalį kompensacijos, todėl turi pasiimti paskolą, pavyzdžiui, traktorius. Post Production Agnius, parodyk šitą schemą. Ne, tik man to dar ir išnekėt. Tai karoči, perki traktorių už 100 000, kompensacija yra tik 5%. Tai tau duoda 5 000 ir 35 turi susirasti iš kur nori. Tai be paskolą. Traktoriai dažnai kainuoja 200-300 tūkstančių nauji, tai skeilinas 2-3 kartus šitą sumą. Ok, tai kaip supratot, dažnu atveju ūkininkas turi investuoti pats savo labai daug pinigų, kai jų ūkiai nebūtinai yra profitable, ne? Aišku, simple, tai tiesiog ūkininkai gal galėtų labiau profitable veiklas užsiimti. Jo, galėtų, bet also paimkim visą ūkininkystės sferą. Mes be ūkininkų kaip be rankyčių. Mes turim turėti kviečių savo, nežinau, kvietiniam alui ir duonai ar batonui. Mes visų šitų turim, visą mėsytę užaugintą ant pašarinių grūdų ir kultūrų. Tai mes neišvengsim, mes turim turėti biškį nuostolingesnių ūkininkų, kad galėtų klestėti visos kitos sferos. Tai grįžtam prie projektų, ūkininkai turi investuoti daug pinigų, kad gautų mažą pagalbą. Žinoma, dalis ūkininkų, kaip ir minėjau projektam, sugeba kažkaip pasipelnyti šitos srities, bet patikros yra nežmoniškai įkyrios ir kruopščios, todėl stebuklų tu neapgausi. Ir įsipareigojimus įgyvendintis tiek turės. Dabar apie įsipareigojimus. Stodamas į jaunojo ūkininko paramą, pasižadu ir prieš namą ir galiu prieš jūs, kad aš pastatysiu, tiksliau atrenovuosiu vieną iš savo pastatų, kur aš nusipirkau sodybą ir sodybai turiu pastatą ir vieną iš jų skirsiu įrengti gamykliniai patalpai. Tenai apdirbsiu savo užaugintą produkciją. Dar dėsiu vandens gręžinį, kad galėčiau tą produkciją apdirbti. Aišku, dėsim komercinį, nes netinka civilinis, nes tu vykdysi veiklą. Tai jis brangesnis, nes papildomų tyrimų kažkokių gaunam. Ir visi šitie dalykai, biurokratijos, kur paprastai kas daro iš savo kešo, nesivargina, pasikviečia čiuvakas surašo papiriuką, sumoka trečdalį kainos, žinai. Mes turim visus dokumentus susirinkti, už viską gauti faktūras ir jokio cash interaction nėra. Tai aš pasižadėjau, kad už 5 maždaug tūkstančius sutvarkysiu pastatą, kur bus gamykla. Už 15 000 pasidarysiu gręžinį. Ir čia ir visa parama. Bet vien šitas statinys su šitu gręžiniu nesugeneruoja vedar, nesugeneruoja šitų balų dalykų visų. Tai to pasekoje aš turiu vykdyti gretutinę veiklą, daržininkystę, kuriai aš naudosiu savo įsigytą traktorių, kuris principe sunkiai šitus darbus atliks, bet turės atlikti, prie kurio nupirksim vagotuvą ir mulčerį, kad galėčiau vykdyti daržininkystės veiklą. Gaila, bet jau šitie kaštai neįeina į projektą, tai aš turėsiu, ačiū Dievui, yra lengvatinė paskola, kur aš su biškį mažesniais procentais palūkanom pasiimsiu paskolą, kur aš jau įsipareigoju. Ir tada grįžtam prie to, kad aš gausiu pradžiai 80% pinigų. Ką tai reiškia, kad man iš 60 000 paramos duos 48. Ir man dar 12 plus kitos išlaidos
pavyzdžiui, operaciniai kaštai, aš jau turėsiu susirasti pinigus iš kitur. Tai principą pagal mano skaičiavimus, aš kasmet turėsiu turėti apie 10 000 operacinių kaštų, kas daugumai ūkių, turbūt didiesiam ūkiniam, vidutiniam ūkiam čia yra, čia priekaba trąšų, čia nieko nėra, žinai. Bet kai aš turiu 0 pajamų, tai 10 000 pasidaro baisiau ir iš kur reiks ištraukti jos. Tai turim 12 000, kurios turiu pasidengti dėl paramos, nes gaunu ne viską. Tada imu paskolą 7 000, kurie eina vagatuvas, višto apdirbimo technika, mulčeris ir kaštai projekto rašymui. Šalia to aš turiu dar iš kažkur gauti pinigų operaciniam. Tai va čia visas prasideda žavumas, kur sveiki, aš taip atlieku veiklas. Jo, hebra būna, kad suchimyčina ir pasidaro šaibų tiesiog. Praleiskim, draugelį. Hebra tiesiog išsigrynina pinigų ir ramiai gyvena. Tuo tarpu aš biški savo susikeliu sunkumų. Tai vat, negana to, kad aš jau viską susiplanavau, suskaičiau, kiek kainuos višta, kiek užauginti ją kainuos, kokie papildomi kaštai nenumatytos atvejam, kiek skaičiuot, kiek visą techniką kainuos. Išgavau komercinius raštus ir turėjau įrodyti, kodėl mano veiklai jie bus naudingi. Viską įrodėm. Ir tada prasideda klausimai pateikus paraišką. Ne? Pateikiu paraišką. Ir minėjau praeitam video, bet klausimai apie labas, mes nustatėm, būtų eksploatuojama su tokio galingumo traktoriu. Bet in reality gavai komercinį pasiūlymą, kur viskas tinka ir panašiai. Ir tu turi kažkaip įrodyti jiem, kad ne. Tada pasako, ar tikrai tokio piemens jums reikia. Ir tu turi sugalvot, kaip tau paaiškinti, kodėl būtent tokį nusprendai. Kas yra viskas gerai iš dalies. Kad, pavyzdžiui, jeigu tu nusprendi pirkti piemenį ir ta koščionuoja, ar tau tikrai būtent tokio piemens reikia, tai cool. Gal tu pats neatsakai, gal tau reikia silpnesnio arba stipresnio, net, žinai. Bet, pavyzdžiui, su padargais, kai tu išsirinkai pagal traktoriaus arklio galias ir kad tikrai viskas tiks, nes su vadybininku bendraujant pasakai savo traktoriaus modelį ir tau užsidės viskas. Vadybininkas pakonfirmina, kad all good, bet jo. Tai tu užsiknesi įrodyti kiekvieną suknistą investiciją, kam tu kodėl leisi tos pinigus, kad ir jau įsitikinai, kad tau jų reiks, dar turi kartą įrodyti jiem. Plius, esu girdėjęs tragiškų dalykų apie sąlygų netesybą. Pavyzdžiui, hebra tvėrės teritorijos ir projektai rašė, kad dės apvalius stulpus, bet pradėjus darbam apvalių stulpų parduotuviai nebuvo, tai jie nupirko kvadratinius stulpus ir jau prie tokio dalyko prikibo. Nes tu pirkai ne pagal tai, ką tu planavai pirkti. Aš pateikiau sąmatą, kurią sudarė čiuvakas, kuris tik kelias nuotraukas matė mano pastatą. Tai ar viskas atitiks, aš nežinau. Ir čia aš biškį sau keliu keblumų, nes dauguma jaunųjų ūkininkų tiesiog pasiėmė iš giminių žemių, už jauno ūkininko paramą nuperk traktorių ir kokį skutiką ir tiesiog padeda ūkininkauti šeimai. Aš suknistas idiotas, sakau, statysiu chatą. Tai dabar jau einam į kitą etapą, nes valio, fanfaras, žinai, valio, bet aš projektą laimėjau. Man projektas paėjo. Ir kas dabar manęs laukia? Man atsiuntė dokumentus, kad va, žiūrėk, čia vat popieriai, kur tu turi eiti, gau dabar lengvatinę paskolą, plius čia per kažkiek laiko perves man pinigėlius, kad pradėčiau investicijas. Ir man dar reikia susisiekti su čiuvaku, kuris pažadėjo parašyti man statybų projektą ir sakyti, kad hei, žiūrėk, green light, važiuojam, pradedam. Jisai pradeda rašyti projektą. Tas projektas turi būti parašytas, priduotas ir patvirtintas tenai visokių saugos aplinkos ministerijų ir panašiai, nes čia gamybinės patalpos, jos turi atitikti saugos ekonominės zonas, jos turi atitikti ten kvapų, triukšmų, visą pollutioną ir viską turim argumentuoti, kodėl statysim taip, o ne taip, nes žodžiai yra papildomi straipsniai, pagal ką turi pastatyti, būti sutvarkyta būtent tokią chatą. Okay. Prisibazarinau, oi darysiu, o dabar iš tikrųjų reikia daryti. Tai tik įkris pirmieji pinigėliai, kviesim, skambinsim
įmonėm, kurios statys gręžinius, rašysim statybų projektą, pradėsim statybų darbus. Viliuosi, kad iš pradžių vis tiek bus griovimo darbai, visi lupimai, grindų, pjovimai, skylių, nešimai visokie ir valymai. Gaila, bet biški pristojo darbai, nes kelių užsigavau ir man dabar sunkiau tas malkas neš kaip praeitoj serijai. Tai biški fiziniai darbai, ką aš darau, sulėtėjo, bet principe viską turiu iškopti, išnešti iš ten, išjybašinti viską, ką įmanoma ir tada pradėsim statybos darbus. Principe ten yra parašyta kokie kiek vamzdžių reikės ir kaip, bet žinot, kaip veikia su šitais dalykais. Tu turi pirkti ekstra, jeigu kažką sugadins, jeigu iš tikrųjų miscalculationas ir kažkur reiks ilgesnio vamzdžio, nes man reiks kanalizacijos per visą apačią, vandentiekio per visą sieną, also ventiliacija per visą patalpą, sandarinti viską, uždarinėti duris ir panašiai. Tai čia bus tų reikalų. Ir aš neturiu nei vieną pažįstamą, kuris su NUMA projektu atliko tokias statybas. Tačiau, rašant projektą, man numatė Tutės ir Didulė, sakė, kad projektui netinkamų investicijų nėra. Tai I guess čia viskas okei, bet žiūrėsim, kaip jie dylins su, kad varžtus kitus nupirkau, ar kitaip kainavo jie, ar nu, žinot, kaip būna, keičias kainos, plus kol pradėsim statyti, nežinia, kaip tos kainos pasikeis. Tai turim visą šitą staciją, šiku į patą, stresuoju, nervuoju, sunkiai miegu, bet progresuoju. Tai va, principas, kad krapštamės, darom, visi šitie pasakymai, kur, ai, tai čia nesunkiai, čia pasiėmė europinius pinigus ir viskas. Gal Hebra ir sugeba pasiimti europinius pinigus, bet čia biški kitas scenarijus. Čia iš tikrųjų bandom išnaudoti ir kurti gerą produktą. Visus skaičius tikiuosi, kad mano post-production Agnius pakonfirmino ar išsiplėtė kai kuriuose vietos, bet principą turim tokią staciją, projektas paėjo, laukiam dabar pinigėlių, kad įkristų ir updatinsim visus planus, kaip jie keisis, kas vyks ir iš kur gausim pinigų, kur reikia gauti pinigų, viską duosiu žinot. Turiu šiek tiek santaupų, turiu šiek tiek planų, viliuosi, kad pavyks gauti paskolų ir panašiai. Jeigu norit mane paremti tuose darbuose, čia yra linkas, aš pažadu, kad čia nėra tiesiog pinigai, kuriuos man duodat. Pradedant kurti produkciją, aš atsilyginsiu. Techniškai jūs nupirksit iš manęs anksčiau šiek tiek produkcijos. Aš jums atvešiu. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitą kartą. Bliam. Ir kiekvieną kartą, kai tu išeini, pasidaro širdį, kaip kokiam obuoly, pragramdytoj aky.